kad galėtų biškį atidžiau sekti dienos programą. Aš net tą klausiau, aš klausiau, kai jie dalyvauja. Kaip jie dalyvauja? Jo. Kaip jie prisideda prie kongreso? Ne, kai jie linksminasi. Man atrodo, kad tikrai nėra išėję iš ribų, kas liečia to reikalo. Aš esu buvęs suvažiavimuose, kuriuose būna gėrimas ir baliavojimas daug blogiau. Man atrodo, kad vakaras praėjo? Vakaras tai praėjo, žinai, žmonės kartu buvo suėję, nebuvo tokių pavienių girtuoklių, kur buvo susėdę kampe ir gėrė. Nebuvo taip, man atrodo, buvo visiškai tvarkoj. O kaip žmonės reagavo į programą? Man atrodo, kad... Pirmiausia, kokią programą jūs turėjote? Vakar dieną? Jo. Maždaug daugiau jaunimo pobūdžio buvo vakarinė programa vakar, tai buvo susipažinimo ir tą susipažinimo vakar atliko iš tikrųjų vien tik jaunimas. Ten buvo dainavimas, dvi grupelės pravedė savo dainas, tada buvo tokia šauni opera. O kas tą operą pastatė? Greičiausiai aš ir Arvydas Žygas. Mes kartu surašėm studentų stovyklai. Čia net pirmoji tavo opera, ne? Mano tai pirmoji, bet Žygo tai ne pirmoji. Aš esu vaidinimo statęs, bet ne operas. Atrodo, kad su Lapinsku jūs einate didelės kovas. Visko gali būti. Ar tu nesibijai, kad Darius tau peilydors į nugarą? Man atrodo, kad su Dariu gali geroji susigyveno. Aš tikiuosi, kad per sekantį kongresą tu gausi režisuoti kokį vaidinimą. Man atrodo, aš tik daugiau tokias juokingas, nerimtas. O tavo rimtai daro? Taip žmonės sako. Tai pamatysim šį vakarą, kai išėjo. Gerai, turėsim tikrai. Aš tai tikrai laukiu pamatyti.